Skulptūra Senamiesčio katinas. Daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu buvo tapusi granitinė katino su džentelmeno veidu skulptūra, kurią 1979 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. 2 kartus po vandalų siautėjimo skulptūra buvo atstatyta, bet netrukus vėl dingo. 2006 metų vasarą miesto gimtadienio proga katinas visų įlankančiųjų teigimu suteikiantis senamiesčių jaukumo vėl sugrįžo į savo vietą skvere Kalvių gatvėje po ąžuolu. Tuomet jam iškilmingai buvo suteiktas Klaipėdžio vardas. Dar ši skulptūra vadinama Katinas džentelmeno veidu. Katinas yra katinas, vaikšto, išeina ir grįžta kada nori. Anuomet senamiesčio katinas turėjo slaptų galių. Ar jų neprarado beklajodamas, netruksite įsitikinti patys.